Nu tai sveiki visi mano mėlyje žiūrovą. Tai šiandien esam prie Biržuvėnų tvenkiniaus ir iškart skelbu naujienas. Į mano varžybas registracija atidaryta. Tai avižadrebio lygas trečiasis etapas, rugpjūčio 29 dieną bus čia, būtent Biržuvėnų tvenkinį. Tai vat, tikrai matėm tom veitelį, kur aš čia gaudau, ko aš čia pagaunu ir žodžiu nusprendžiau čia daryti ir žiūrėsim, kas čia gausas. Tai vat, neišimtis ir šiandien varau būtent žvejoti su aviža ir pasižiūrėti, kas čia sėdunto kabliaus, kokia čia yra situacija. Pasėmiau irgi ne tokį pačią ir geriausią dieną, yra vėjoka, yra visko ir žodžiu, matysim, kas čia iš tikrųjų gausės. Ir pati, sakykime, žvejyba stilistika irgi yra įdomi, nes yra visokių lelijų, yra meldų, yra gilesnių veitų, yra seklesnių veitų. Ir sakau, šiandien prasėjai su tokiu varžybiniu ritmu, manau, labai daug techninių dalykų tokių nebus, nebent papasakos video pabaigo, kaip man sekės, kas čia gavos, kokie spalvas dirba, kokie svorė dirba ir panašiai. Nu, sakau, varysiu taip labiau nuo dūšias, bet esmė vis tiek, kadangi filmauju, ne šiandien tiek man pavaryti, kaip turėčiau pavaryti. Vis vien tas filmavimas toks, tom kamerą nešiuotis visko, gal kažkom papasakot minimaliai, taip gaunas. Tai va, žodžiu, kažkur einu į pirmą kokį veitelį, atsistoju, bandysiu žvejoti. Pradedu su 0,5, su Vetlūrės mini 2, bandysim sugauti vien kiet žuveliok. Nu va, iškart stoju čia šitą kažkur prie lelijų, užsimesu, pabandysiu ir žiūrėsim, ko čia ein visgi pagauti, kokia čia yra ta situacija ir panašiai. Nes aš čia vis laik pastaruoju metu bent gaudžiau su nano džigu, tai su nano džigu viskas kaip ir liuks, ein pagauti kimbę, šeriukų, karšiukų, visokios tos žuvytis, bet vat žiūrėsim, kas kim būtent ant avižos. O, pirms kliausbo. Kažkas čiuptelėja. Oba. Ešeriokas. Nu pasižiūram, ar yra įskaitinis, bet man rodos, kad dar ne. Su siemkiu liniuoti 14 cm. Neįskaitinis, nes būtent mano varžybos įskaitinis ešerys yra nuo 15 cm. Kodėl aš anon tie padariau, kad yra nuo 15 cm? Tai veina priežast, kad žmogus susigaudys, sakykime, tų 10 ešeriukų nebaigtų varžybų. Nes būn, jau gerai, ir 10 turų, užtenka, viskas ok, kad pagavęs, sakykime, 14 com galvot, ką pagauti arba didesnį ešerį, arba pagauti kokį baltą žuvį. Nes baltai žuvė būtent ribojimų nėra, kas lietė karšiukus, raudis visokius ir panašiai. Ešeriukas padariau taip, kad gal ir ne veslai gera. Pavyzdžiui, kaip gaudėm Degaič tvenkinį, tai buvo, tai tokie ešeriuką visi 13-14 cm. Tai realiai dėl tos priežasties buvo ganėtina daug nulių ir varžybos buvo, pavadinkiam, sunkis. Tiek metrų tų pagavimų skaičium, tiek tų didesnių ešerių pagavimų skaičium. Bet, manau, taip yra. Fainiau, kad žmonės biški dar pagalvotų, ką čia reikia daryti. Tai va, gaudom toliau. Vieną žuvį turam, bet neįskaitienį. Gera, manau, laiks keisti veitą. Aišku, dabar aš čia pasimiau beveik vidurdienį, yra apie 12 valandą. Jau, sakykime, po peitėnį sesiją, dažniausiai nuo ryto būn biškėlį geriau, bet kadangi taip išėję, taip ir žvejojam. Kažkos daudas paviršiau, bet ant kablio nelabai. Kaip turėtumės kokį bonusą iššauti, kažkon, kad būtų fainė. Kol kas sunkia, bet dar tik pradžia. Einu dabar į kietą posę ir bandysiu ten irgi tokių lelyjikių, nendrikių, visokių pažiūrėsiu. Tai, kad bus grina priešinis vės, teisė pusė veidą, pabandysim. Situacija ne pat lengviausia, kas lieton vėja, kad reikia pravesti tarp tų lelijų, reikalų yra. Kibimų kol kas kelis gavau, bet neužsieda. O, tik užmečiau. Jo, aš bus aukšlyti kokį.
Įtar. Aukšlytė, o, įskaitėni. Jau galėt dėti ant liniuotis. O, turėjom. Nu, tas jo gal ir įskaitinis bus. Tai pažiūrės, a? Taip, įskaitinis. Tas jau būtų įskaitinis. O, šitą ir ešerių. Bet nekimba. Prisivieni. Ir raudelis plaukio. Eik, tu kiek ten tų ešerių ir. Ir nekimba. Tiesiog siekiu iš paskos. O kodėl nekimba? Nu, žodžiu, trūks žodžių. Ešeriukų tai tikra, kad ir veina veitą radau, iš po tokių lelijų išlinda. Kokį 20 ešeriukų būrys, ir tokių mažesnių, didesnių, šiek tiek. Ir nei viens nekim, tiesiog pasižiūr, ir nuplaukia viskas. Tai reiškia, žuviais yra, bet to ką panoni kalbinti, ką padaryti, kada nukeptų. Oi, nelengva. Tik tą galiu pasakyti. Nu, atsakau čia, ką pasitaikys. Jeigu keps, bus labai fainė, jeigu nekeps, per būrį vis tiek kažkas pasigaus, tai tikrai. Bet sakau, viens pats, ką esi, tai eiška. Jau labai reikia atsisijuoti ir veitos, ir masalus, ir visko. Žuvis tikrai šiandien yra ne pati aktyviausia. O, kažkas smeigtelėja. Nukonda udega. Rupužokas. Nedyckas ko gero, bet klioviukas buvo. O, tai pabėga. Eik tu savo. Kažkas buvo geresnis. O, ešeriukas jau bus. Nu, jau tas tai vėl tikrai skaitinis, manau. Nu, nemataus, bet jau arba ir, arba labai arti. Toks. Opa. Pasikūrė. Tas jau 16-17 įtar. Nu, tai jau pasakys tiksliau. Matokliukas visą laiką po ranką. 17. Buvo, prašau. Nu, čia visai jau smagia. Nu, va, porą turėjom. Nu, 3 turėjom, vienas pabėga. Dabar jau vėl sunkiau. Matyti, aktyvesnį keli pasiėmė. Baigės. O, yra. Nu, tas nelaba, manau. Nors gal, bet toks jau ant ribos laba. O, kažkas yra. O, pabėga. Įskaitinis buvo tikra. Tikra buvo įskaitinis. Ešeriukas. O, yra. Bet nedidelis. Pasididinau masalą. Peršokau nuo tantų ant echo vormą. Nu, iškart pirmų metimai ir žuvis. Gal nori didesnį kosniaus, gal nesilaiko mažų. Nu, pažiūrėsim tai jau. Nu, vėjėlis tai nieko gero. Sunkiau užmest prieš vėją, tai tikra. Bet žvejoti gali. O, yra. O, biški geriau kim, bet mažiliuko. Tai neįskaitinė čia. Nu, išvis pablūdvės. Gūsė, kaužėjai, tokie didžiausi.
Eina savo. Žiaurė puta. Nu vo, vyks žygėvėms į kietą posį. Žodžiu, kol žygiauju, atrodo biškvies irgi norėjom šiek tiek. Bet galiu pasakyti, kad žuviais tikra, kad yra. Bet ana šiandien nenor kepti. Esmė sakau, matos, kad parsigentė ešeriuką, bet ane tiesiog genasi nekimba. Tai, džiugiant tas, kad žinau, kad ir žuviais. Nedžiugiant tas, kad nekimba. Bet, sakykime, iki varžybų yra dar tikra toliams laiks. 2 geras savaitės kažkur. Tai per to laiką čia gal da viskas stipriai pasikeisti, gal ir suaktyvėti, gal ir naujų žuvų užplaukti. Nežinau, sakau, čia ką bus. Bet esmė, kad kažkas kabaliojas. Aš kiek čia jau gaudau. 1,5 valandos kokios. Plius minus. Tai nukelis jau realia įskaitinį žuvis, kaip ir turėčiau varžybos. Bet kad būtų jau laba kosmosas, tuo kol kas nėra, einame kiek savitėlis bandysim. Kas čia? Lydek buvo. Nukonda, bet buvo. Oba, įkalė, bet labai mažiuks. Oba, vėl yra. Vėl nedidelis. Nors tas gal jau beveik. Jau galbūt. Kolek. Ir dar parsigyn visai nemažas. Tas jau tikrai skaitinis. Jau smagus. Veitelį veina vis tik radau. Kur irgi labiau. Ten da veina prie tos valtis irgi kieba. Žodžiu, kur valtis ten kimbu. Oba, vėl buvo. Yra akis kažkokie, yra. Buvo keli aktyvesnė šeriuką. Anei matyt pasigavo ir vėl baigės. Aišku, čia pakeitaliuojus, gal dar kažkom pažaidus, gal ir pavykt pagaut, bet aš aiškau veitų tiesiog. Yra kažkas, yra. Joč bus karšis. Tep įtaru. Ešerys. Toksa, keliaun atgal. Galbūt kažkam pasiseks per varžybas pagauti. Oba, ir bova. Eik. Prasileido. Išėlt. Šitą išėlt, tik neužput. Vies stipriai, da saulėktai. Oba, yra vėl kažkas. Karščiauks buvo. Eik tu, kas čia ir pabėg. Bet buvo karščiauks. Jo. Tiek ešerį, tiek dabar karščiokai kabinau Black Grape. Nors neištraukiau, bet susidomėjai. Echo Worms. Tai kažkoks atsaks ir da pabandysiu pakeitaliuoti kažkon. Bet Black Grape karščiau. Ir ešerio visai gerai ir viskas čia. Bet aišku, deina ir deina nelygi. Reiktų ant kuprėn nusiimt skaudį apie čia. Tuik sunkiausi. O te bus geriau. Kažkas pareina. Karšys. Opa.
Nu vo, toks egzempliorius. Nu vo, toks karšėcas. Triufeliaus spalvos Vetlūrės Ecoworms. Liuks. Nu vo, išsirinka taškas, nieko nebekimb. Nu vo, čia kažkur. Įlindau į šabakštynus. Nutraukiau. Gal neapžvejos, manau. Tepitar. Užteks. Biški būsiu pažaidis. Visai čia viskas yra normalia. Nu į žodžiu, einant jo, papasakosiu jums, kaip čia kas vyksta. Nu, kol einu iki mašinas, galvoju, tada pašnekėkiam, kas čia kaip yra. Tai žodžiu, atsižvelgiant į tai, kad šiandien buvo tikra neaktyvi žuviais diena, ešeriukų yra, bet anei nekimb, tai sakyčiau, visai normaliai. Pagavau šiandien vieną karšioką, pagavau vieną visai gražą ešerį, pagavau aukšlę ir dar buvo teik neįskaitinių ešeriukų, teik įskaitinių. Lydekaitė buvo viena nebloga, bet pabėga. Turėjau dar vieną karšioką, katras irgi pabėga. Buvo kibimų, buvo visko, tokį vėjautą, gan neaktyvį dieną, sakykim, visai normaliai. Biški dar, jeigu būčiau pasistengęs, grubiai per čia porą gerų valandų, manau, būčiau sugebėjęs užsidaryti lentelę. Kits dalyks ir aš nenaudoju visišką lengvų svorių. Pas manis buvo visą dieną ant 0,5 gramą, tai žodžiu, o paviršiau buvo aukšlių. Tai su aukšlytėm būtų galėjom pažaisti kokios ramesnius veitos. Tai jo, kokias spalvos ir kokia masala, tai aišku masaliuką Vetlūrės gaudžiau iš Permont Mini 2. Galvoju, biški gal per mažas. Užsidėjau tantą, biški pagavau ant tantas ir galų gali užsidėjau Ecowormą, tai vot biškėlį padidėja kalibras. Nu, bet sakau, čia dabar nuspėti, kas veiks varžybų dieną. Tai iš tikrųjų yra labai sunku, labai daug žmonių, daug visko. Nu, sakau, įtaru, kad per visą laiką per tokį žmonių būrį bus ir bonusų. Bus ir nuėjimų, bus ir visko. Tai va, šiaip visai normalia. Nėra visai gera, nėra bloga. Nu, sakau, per vidurioką. Tiesa, dar kokis veitas dirba. Tai arba, sakykim, kur yra biški pagilėjimą, vedi prie krontą, bunkal, arba turi kuo toliau numesti. Kuo įmanom toliau numesti. Aktyvius žuvis, būtent ešeriuką vienur prie krontą, kitur labai toli. Tai va, turi vieną tokį metėjimą daryti, kitą tokį metėjimą daryti ir žiūrėtis, kaip ta žuvis reaguoja ir atsiliep. Tai vat, kas norit sudalyvauti šitam gražiam telkinį rugpjūčio 29 dieną, galite parašyti mane asmenišką į Messengerį Ovidijus Putna. Užsiregistrausiu, pasižymėsiu, kaip sakant, ir lauksiam atvykstant. Varžybos kaip visą laiką. Rimtas gaspadienis, geri peita, geras vibes ir žodžiu, gera nuotaika. Tai va, toks naujienas, iki sekančių pasimatymų.